Sveikučiai žmogeliukai, vėl prasidėjo riusiukas mano, turiu 5 taškus įsimest, 3 taškai Vokietija ir 2 taškai Šveicarija. Nu, Šveicarija bus ką veikti. Seniai buvau Šveicarijoje, gal prieš porą metų gerų, jau viską pamiršęs, dar reikės įsimuitinti krovinį. Nu, bus kaip bus, žiūrėsim kaip toliau seksis. Man iki pirmojo taško liko 677 km. Šiuo metu esu Lenkijoje. Žiūrėsime, kaip toliau eisis man. Ir taip, kiekvieną kartą, kai važiuoju į Vokietiją. Ai, užknisiu. Domas stabdys ar nestabdys? Taip nebuvo, realiai iš tikrųjų drąsiai pravažiuodavai ir sukdavai galvos, o dabar tai, nežinau, sušaut galima. Neklystu, kokie gal metai laiko ar pusantrų metų, o šitie va nesąmonės. Sukite kairėn. Kažkas tokio. Labą rytą, įsikrau pirmą tašką vokiečių, dabar važiuojam į antrą tašką, įsikrausim ir važiuosim, įsikrausim, gal spėsim šiandien trečią tašką, įsikrausim vokiečius ir viskas ir važiuosim link šveicarų. Kažkoks angelas matau yra. Nesimato, nes dabar medžiai trukdo. Kažkoks nugaliuks. Čia gal laisvės koks, nežinau net. Yra ką beveik menki nevažinėt su tokia mašina. Su lengvai tai būtų lengviau važinėt, o su šitokia dvie. Su fūra, su fūriukai yra ką veikti. Labai siauga iš tikrųjų važiuoti. Bet važiuojat, ką daryti. Kitaip nebus nieko. Va, čia. Ant kiek siauro buvo, vėl nespėjau nufilmuoti. Čia nes kiaušinį išlapinau mano, kas vėl veikti, rusų kostiumų užilgo. Yra ką veikti. O tikiuosi dabar normaliai išvažiuosiu iš to Minkino, nes jeigu ne, tai jau bus katastrofa tada.
dabar čia irgi prasiaura, bent pusės eismas. Nu gerai, supratau. Bent pusės eismas, ne? Čia jau easy pravažiavau. Paskui vėl į kairę. Sukite kairėn, tada sukite dešinėn. Aš į čiplytą negaliu, labai vėl nurodė navigaciją. Po 200 metrų sukite dešinėn. Taip, blogai navigacija rodo. Važiuot. Po 200 metrų sukite čia kairėn, palačiau, tai tada man geriau sukite važiuot. dešinėn. Palačiau, žiūrim. Aš dabar taip pat turėčiau kairį važiuosiu. Nes ten jau taip negalėjau važiuoti. Sukite kairėn, tada sukite dešinėn. Nu, vokituk, važiuok. Važiuok, man dega laikai, mano dar įskriauta paskutinį tašką. Ir viskas. Ir viskas bus tada. Po 200 Liks tik metrų Šveicarijos sukite taškai. dešinėn. Aha. Čia dešinį turėčiau būt galima. Galima, gerai. Važiuokit. Nu, tokie visi psišikai važiuoja. Sukite dešinėn. Nelabai suprantu. Dabar lygtais normaliai gal bus rodys kelią. Išvažiuoti iš Miuncheno. Tikiuosi. Nes nėra ką veikti. Žodžiu, žiauriai karšta. Nefilmavau, ką įsikroviau, realiai kokios įmonės, panašiai. Dabar šiuo metu yra 37 karščio. Dabar labai gerai, kai debesiukas atėjo, gal mažu palis, bet kai žiūrėjau orų prognozės, tikrai nelis. Nu, žodžiu. Net mašinoj, ta prasme, aš net nesėdžiu, nes ten žiauriai karšta, laukia net visiau. Nu, kaip nors. Gal biškį atvės oras, tai eisi į mašiną. Nu, žodžiu, teks taip visintis, nes žiauriai karšta. Ant galvos teks pilti vandenį. O, kaip gera. Per daug karšta. Žiauriai sunku dirbti, iš tikrųjų, per tokius orus. O rytoj, kaip gera. O rytoj važiuosim į Šveicariją. Iki pirmą įsimūtinti man krovinį. Įsimūtysim aš krovinį. Du taškus įsikranu Šveicariją ir viskas. Ir važiuosiu link Austrų. Jei nepasikeis maršrutas, tenais turi pakrovimą. Pasikrausiu Austrijai, dar turiu Čekijoje pakrovimą. Ir viskas, kaip suprantu, tada link namų judės. Aišku, negalima Austrijoje, kai važiuoji filmuoti. Turiu menį jokio registratoriaus turėti panašiai, bet apeisim tą sistemą. Vis tiek biškį pafilmuosiu tą aplinką šitą Šveicarijos. Vis tiek įdomu, realiai iš tikrųjų. Negalima Šveicarijoje filmuoti, ta prasme kelius filmuoti, arba turėti kokį registratorių. Vieną kartą atsimenu, buvau sėdėjęs registratorių, tai pamatė Šveicarijoje ir sakė nusiimt. Nu, bet apeisim tą sistemą ir kažkaip pafilmuosim, vis tiek kita aplinka, vis tiek labai graži Šveicarija. Ką padarysi? Peržengsim tą sistemą. Neblogas parkingas iš tikrųjų, nes
Aišku, gaila čia nesimato, nes medžiai trukdo. Ten irgi mano mašina stovi, labai daug mašinų, fūrų. Lengvikių labai nemažai, bet šiaip, ką žinau. Labą rytą! Aš dabar Šveicarijoje. Labai graži Šveicarijoje. Tokia labai įdomi architektūra. Dabar šiaip metu važiuoju kaimukuose. Bet gražu. Aišku, gražiausia važiuoti į Alpes. Tam dar gražiau būtų. Bet ir čia gražu. Žiūrėkit, kaip gražu. Nu, kitoks vaizdas realiai iš tikrųjų. O čia dabar kliūtis iš dešinės. Avarinį įsijungęs mašiną. Bandysim pasidengti. Ką daryti? Šiaip realiai įdomos kokios kainos būtų, norėčiau pasižiūrėti Šveicarijoje ir degalinėse. Man atrodo, brangoka būtų apsiprekinti. Na jo, tai šiaip, kaip girdėjau, tai pati brangiausia šalis Šveicarija yra. O, prabėgo elnis. Tai atsargiai. Elniukas, o du elniukai prabėgo, Šveicarija, gamta, normalu. Na ką, kopiu į Kalniuką, man liko 8 km iki taško, pirmo iškrovimo Šveicarijos. Važiuojam toliau. Žiūriu, tokie vingiukai, navigacija rodo. Įdomi, kaip čia bus. Miškai nepasilyginsi su Lietuva. Vėl kalint į posūkius. Čia yra ką biškį ką veikti. Važiuojam toliau. Taip suprantu, kvepu į kalną. Vėl posūkis staigus. Reikia lėčiau važiuoti. Biškį kad įsakyti. Važiuojam toliau. Laikykitės kairės. Laikausi kairės. Kitur vėl nasuksi tik kairę. Toks mini kalniuks. Sukam toliau. Nu, su ilga fūra irgi būtų ką veikti, nes kaip labiau sulaužti. Sumuši, kad čia easy. Jaučiuosi kaip šitoj Zakopanėj Lenkijoje, nes panašiai prieš porą metų buvau. Tai irgi tokie dideli kalnai gražūs. Fūra važiuoja. Šiaip išstabdyti. Palėtų. Kažkaip iš taip daug įsibėgėjom, viskas normaliai. Liko kilometras ir 100 metrų. Tada įsigiau, važiavau į tašką. Čia kažkokiam mieste, kaimuke.
biškai palyja, labai gerai, bet nedaug, bet biškai palyja. Tačiau deniausias tai pusiai. Nu, nebūtų kalnai. Čia būtų labai gerai, kad palytų. Žiedinėje sankryžoje rinkitės pirmąjį išvažiavimą. Vandas rodo pas mane 26 šilumos. Nu, vakar buvo daugiau, vakar tai buvo 30 virš, 7. Buvo neįmanoma, ta prasme, neįmanoma buvo, ta prasme, būt fūrai, kokienoj. Plaukė. Rinkitės pirmąjį išvažiavimą. Rinkitės pirmąjį išvažiavimą. Tik kaip, greit laksto, šveicarai, jas. Taip, paskui į kairę, kažkur taškas bus. Sukite kairėn. Taško, pavadinimą. Žiūrėjau, kai sakoma. Va šitas Jūs pasakas. pasiekite savo kelionės tikslą. Nu ką, viskas, važiuoju į kitą tašką paskutinį Šveicarijos. Liko 10 km, bet nežinau, kur aš važiuoju. Nes vos, šiek tiek prasilenkiau su mašina trampoliniku važiavo. Žiauri siaurai yra. Dar važiuoju. Aš kur važiuoju, tai nežinau net. Bet čia biškai irgi siaurota jaučiasi, bet važiuoju. Suprantu, į kalną važiuoju. Kalną tai kalną. Dar Po 400 lyja, metrų rinkitės antrąjį lidoka, posūkį čia atsargiai dešinėn. važiuot. Na va, liko beveik 4 km iki taško. Tokie ženklai labai įdomus, jeigu žiūriu orientuotis, nes vos nepaskrydau porą kartų. Išvažiuokite į 34. Dabar irgi sukimas matau dešinę, reikia žiauri žiūrėti. Aišku, čia jau netoli Italijai, kai matau kalną jau. Po 200 metrų 800 žiedinėje sankryžoje rinkitės antrąjį išvažiavimą. Rinkitės antrąjį išvažiavimą. Reikės ieškoti, kur ta įmonė randasi. Tai googlinausi, metai neradau. Keista. Nešiau rast. Po 400 metrų žiedinėje sankryžoje rinkitės trečiąjį išvažiavimą. Žiauri karšta, 30 šilumos. Ten, kur palijo biškelę, tai buvo tokį bišką atgaila. Visai nieko prieš tankį iš atgal į tą pusę. Nors dar selės gal mažu. Rinkitės trečiąjį išvažiavimą. Liko kilometras 200. Važiuojam. Sukite dešinėn, tada iškart sukite kairėn. Čia beveik lygiai kilometras.
sukite dešinėn, tada sukite kairėn. Sukite kairėn, tada iškart sukite dešinėn. Važiuok, čia, Jėzus, pinasi, šveicaras. Laiko nėra. Paskui vėl įpėrašė. Sukite dešinėn, tada iškart sukite kairėn. Atrodo, matau, berods šitą įmonę atrodo. Dar reiks pasiklaust. Dėmėsiu, kad reikia. Kai šveicariškai tualetai pirmą kartą matau, va, kai nori pušikt, atsiprašom, tas yra susėdę, o čia nusimyšt. Čia žiūriu irgi įdomiai, čia mailiukas, čia madanelis bėga, pratom nusilaukt. O, žiūrėkit, tualetinis yra. Keista. Geras parkingas, žiūriu, geras tualetus. Na, pirmą kartą tokį matau, kad bam, va taip, susėdi. Įdomi kažkaip padarytis. Pasidarau pauzę ir važiuosim toliau. Liko man iki Austrų taško 659 kilometrai. Kaip nors, žiauriai karšta, apie 30 virš karščio. Būtų labai gerai, kad normaliai palytų. Šveicarijos kalnai. Gražu. Yra ką pamatyti. Labas, naujas treningdžiukas, o antrą ranką šviečia naujas laikrodukas. Šoksiu į tačką ir lėksiu smagiai, svarbiausia, kad grotų geri gabalai. Oh yeah. Lėksiu autostradą, lėksiu aš kaip vėjas. Gyvenimas gražus, todėl aš bidėjas. Patinka man važiuoti dideliu greičiu, todėl radarai ruoškitės, fotkyčių bus gerų. Kai jau prisilakstens, aš grįžau vėlai, žiūriu nenaudoti stovi kvepalai. Lysiu po dušu, juk reik nuimti gazo, nes rytoj aš... Sustojau, parodysiu, kur randuosi. Šiaip labai gražus vaizdas, tik ko nesustot, trumpam. Ko nesustot, kai toks vaizdas gražus. Tiesiog pasaka. Nu, čia Šveicarija, toj pusėj, o čia, taip suprantu, Lichtenšteinas, kažkas tokio, ir gerai ištariu. Tiesiog, wow, vaizdelis, vertas milijonų. Tikrai, kad wow, pasidžiaugiam, gražiu vaizdu, važiuojam toliau. Oi, tie laiptai. Bet verta sustoti trumpam, tikrai verta. Lipam. Ir geras sportas. Pagaliau net padusau. Važiuojam toliau, važiuojam į Vokietiją. Taip, pirmą važiuosim per Austrus. Paskui per Vokiečius, o paskui vėl per Austrus. Kažkokie biški nesąmonė gaunasi. Ir galėtų per Austrus bus ir viskas. Kam man čia ratas, kad ratas važiuoju.
bet jiems gaunas arčiau. Nežinau. 2 kilometrų siena bus Austrų. Siena. Išvažiuosim iš Šveicarijos, važiuosim į Austriją. Pasienio kontrolės punktas. Į 5 valstybę važiuojam. Tai labą rytą, važiuojam į Austriją. Šiuo metu čia su Vokietijoje. Ir vėl važiuojam pasikrovimo vietą, man iki vietos kokie 278 kilometrai. Nu, žodžiu, neleido filmuoti viską, kai važiuoju teritoriją išvažiuot, kol pasikroviau Austrijoje, o dabar važiuoju į Čekiją, 240 km iki taško. Ten pasikrausiu, paskui važiuosiu į kitą pusę Čekijos. Ir ten pasikraunu ir viskas, ir link namų judėsiu. Žodžiu, Alpėm važinėju, neužvažiuoju aš tą mašiną, uosiu. Važiuoju 40-30 plius minus greičiu. Netraukiu. Dar pakrautas visu, tai privažiuoju po biškį. Esu Čekijoje, pasikrovau šiaip ne taip antrą tašką, vos spėjau. Ir liko dar pasikrauti paskutinį tašką, jau netoli link Lenkijos. Tai rytoj 7 val. Ryte jau ten turėčiau būt, nes nuo 7 jie dirba. Pasikraunu ir važiuoju link Lietuvos. Tai rytoj būsiu Lenkijoje. Eina šiek kaip karšta, pas man dabar rodo mašinoje 40, berods 7 karščio. Neįmanoma. Nu ir gera vasara Europai. O dar Lietuvoje žiūrėjau, bus žiauri karšta, tai žodžiu. Jau gal 5 diena, kaip ar 4 diena berods, kaip žiauri karšta. Ir žiauri sunku dirbti, žiauri sunku vairuoti. Tai tiesiog katastrofa. Tai labą rytą, būtų gerai dar pamiegoti. Labai vėsu buvo miegoti ryte. Bet reikia važiuoti į paskutinį tašką, tai važiuojam. Nu ir viskas, pasipaliau kuro Lenkijai įvažiavus. Nu ką, pasikrovau paskutinį tašką Čekijoje ir važiuojam link namų. Nu žodžiu, gerą pusvalandą laiko važiuoju, Varšuvoj su dideli kamščiai. Nusistatė šiaip navigacijai degalinė 80 km. Liko važiuoti man valandą 20. Liko plius minus važiuoti. Nes neįsivaizduoju, ką reiks daryti. Ar spėsiu tą Varšuvą prašokti ar ne. Pavisukas daros. Nesama. Taip karšta. Va, kiek temperatūros rodė? 3,8. Šiaip buvo 41. Eina šikt. Numir galima. Va, neblogas nušus. Dar pasigalima. Jis eina maudytis. Žiauriai. Va, susitikau draugą, atvažiavo. Aš va su tokia mašina važinėju. O jis va su tokia mašina. 3,5 tonos. Va, mašinas. Pap. Arbam. Ne iš dušo išėjau. Žodžiu, pasakas, dušas šaltas vanduo, o
man liko iki namų 300 km, rytoj naktį startuos apie kokį 3 plius minus ir važiuosim link namų. Nu ir viskas, aš esu Lietuvoje, nes neatvažiavau į Lietuvą ir įsiuką, kai sakoma, baigiau. Ir važiuosim į reisą sekmadienį. Važiuosim į Vokietiją. 10 taškų berods suėsiu, jei neklystu. Ten važiuosim, įsikrausim. Ir kažką pasikrausim, bet gal į Lietuvą. Šiuo metu. Tai vat. Ir reisiukas baigėsi. Ir kam nesunku, paspauskit laiką, pasidalinkit su draugais. Būtų labai gerai, kad subscribinkit mane nemažai, kuo daugiau subscribe, tuo geriau, tuo daugiau žmonių pamatys, tuo kursiu geresnį turinį, stengsiuos ir kam nesunku. Dalinkitis, šerinkit, o aš turiu atsisveikinti, susitiksim sekmadienį. Kol kas iki.